9:11, būtent tiek ir rodo mūsų laikrodis. Šiandien aš savo studiją turiu svečią. Jo vardas yra Žygimantas, jo pavardė yra Gečas. Bet šiaip jis yra Žygis. Labas, Žygi. Labas rytas. Žygimantai, tu dalyvauji X Faktoriuje, dėl to ir atėjai čia pas mūsų svečius. Nesulaužyk studijos, būk geras. O, laikas gerai. Gerai. Žygi, tu dalyvauji X Faktoriuje ir iš karto pasakyk, kaip jautiesi. Ar tu jauti griūvantį ant tavęs, ant tavo galvos populiarumą? Būtent tokio griūvančio didelio populiarumą dar nepajaučiu, bet aišku visai fainai yra tas dėmesys, toks padidėjęs, toks man tai nežinau. Man toks varikliukas yra tas dėmesys, nes aš žiauriai mėgstu, kai žmonės ten žiūri gatvėje į tave ar autobuse, kai važiuoji, meta žvilgsnį, pakalbina, ką nors pasako, tai man tau tai patinka, ar ne? Jo, man fainai. O merginų klausimas irgi turbūt gerėja. Ar tu turi apskritai merginą? Čia klausimų, žinok, tiek labai nemažai gavau į savo pašto dėžę. Neturiu. Neturi. Kodėl? Kas tu jam blogai yra, Žygimantai? Turbūt esu kažkada nukentėjęs, turbūt. Taip. Ir dabar sunku yra labai taip išsirinkti. Prisidirbai kažką? Aš tai prisidirbau. Ji prisidirbo? Bendrai prisidirbam tai visai. Ne, kas yra mintis. Gerai, viskas gerai, aha. Tai va, nežinau, dabar toks išrankesnis esu, taip atsargiai viską žiūriu. Tu matytas dvi moteris, kur šiandien apie jas kalbėjom, ideali moteris pagal moteris ir pagal vyrus. Taip. Pagal tave kokia yra ideali moteris? Kokia moteris galėtų pretenduoti tavo širdį? Ideali moteris, tai kaip kažkada jau esu, man rodos, minėjęs kažkur tai, kad tai nėra, būtent, tarkim, išorės. Žinau, tu turbūt vidus, nėra tokių tikslių, tokių stereotipų išorės būtent. Nors, tarkim, man labiausiai patraukia akį, pripažinsiu, šiek tiek banguotų plaukų ar garbanotas tokias šiek tiek. O da jeigu tamsesnė, tai iš viso labai fainai. Bet šiaip, ta prasme, čia nėra, būtent tokie stereotipai. Bet šiaip faina būtų tokia, jo, žiauriai faina būtų. Žygimantai, tu žinau, kad labai aktyviai žaidė krepšinį prieš X Faktorių. Ne prieš X Faktorių, apskritai, nuo vaikystės tu krepšinį, netgi krepšinio mokyklą lankei, ar ne? Jo. Bet ten kažkaip nutiko, kažkokia trauma įvyko. Ir reikėjo mesti visą tą reikalą. Tai tu kaip čia dabar papasakok, viskas buvo? Tai šiaip aš žaidžiau savo, aišku, pradžią gimtuosiuose Telšiuose. Tu šiandien Telšių? Jo, žemaitijos. O mokyt ir telšietiškai kalbėti? Telšietišką? Gal priek žemaitišką biškai. Žemaitišką biškai paraukau, paraukau. Aš tai visiškai aukštai ten nemoku žemaitišką, bet kažką pabandys. Man perina viskas į mariniam polietišką, žinok, akcentą, nežinau. Gerai tada, dabar gal biškelį dar bendrinę. Okay. Ir 10 klasėje išvažiavau žaisti į Kauną. Už metais dar vyresnius vaikinus, moksleivių krepšinio lygą. Ir nežinau, tikėjausi ten visko ko geriausia ir panašiai, bet praėjus beveik pusei metų aš pirmą kartą susilaužiau, susivariau visiškai čiurną vieną. Tada man turėjo būti tokia reabilitacija gan ilgoka, tačiau aš aišku negalėjau ten sėdėti Kaune ir nieko neveikti. Aš žymiai anksčiau norėjau išbėgti į aikštę. Išbėgau žymiai anksčiau. Puft! Dar kartelis tą pačią koją. Tada važiavau namo, bandžiau atgauti formą, visą vasarą ariau kaip nežinau kas. O ką reiškia ką darai? Žodžiu, sportas nuo ryto iki vakaro. Leido tau gydytojai tai daryti? Tai tada jau jo. Tai va, ir sportavau, bandžiau daryti ką galėjau, kad atgauti formas, bet... Formas neatgavai? Vasaros pabaigoje, kai jau atrodė forma atgauta. Paprasčiausias prasiveržimas po krepšio, šuolis į aukštį ir kažkas baks kaip su peiliu į kelį. Jau net dabar žinok, jaučiu, kaip ten viskas buvo. Ir tada kažkas su keliu atsitiko, kad netgi strikdavo jis man einant. Tai senatvė žodžiu atėjo anksti, ne? Ne, žinok, toks kremzlės gabaliukas atsitiko. Ojei! Ir nieko gero nebuvo. Tai nuo to laiko aš toks mėgėjas patapau, nes nebesu toks kaip seniau, bet nieko, visai dabar pajudam, pasportuojam. Gerai, o tai palauk, kaip čia su krepšiniu muzika atsirado kartu? Čia kartu atsirado, vėliau atsirado? Muzika atsirado taip pat anksti labai, nes aš lankiau tokį pop-chorą Telšiuose. Kokį? Neklaužadas. Neklaužadas! Gal atsimti kokią dainą iš Neklaužadų? Kai aš mažas buvau, čia buvo tokia mano daina, tarp tai padainuoju, taigi fainai. Žodžiu, ten buvo, dar atsimenu, man buvo tada 8 metai, nes žodžiuose buvo parašyta, nors tau tik 9. Ir aš sakau, taigi vadovė, taigi man dar tik 8. Žodžiu. Bet privertė tave dainuoti vyresnių vaikų dainas. Ten man buvo skirta, tai aš dar sulaukiau 9 ir dainavau 9 dar. Supratau. Tada viskas baigėsi man su muzikom. Paskui pasirinkau krepšinį, kaip ir minėjau. O šiaip visur dainuodavau, šiaip kokie renginukai, dar kas nors. Aš mačiau YouTube'ai.
Yra tavo pasirodymas kažkokioje sporto salėje, žodžiu, po krepšinio lanku. Ir ten taip visai smagiai, tai tu, aš ne tik eini į aikštelę kaip žaidėjas, bet ir kaip atlikėjas, kaip suprantu, ne? Ir turi ten kažkokią dainą, arbata, cukrus, arbata. Tai ten yra mano draugelio tokio irgi žygio. Aha. Tai va, jo, ten dainelė. Jūs ten tu Žygimantai sukūrė dainą. Jis sukūrė, o aš toks, tipo, išgirdau ją, kažkada netyčia, taip, improvizavau prie tos dainos ir sako, visai limpa, taip šiaip susijėjom ir... Nes čia klausė, žinok, mūsų klausytojai sako, Žygi, ar padainuosi tą dainą X Factoriuje? Nu jau nežinau, taigi... O gali truputėlį dabar padainuoti, kame ten yra, čiup gitarą ir padainuok, nu. Aš neatsimenu ten, kaip ten gruojasi. Tai tu padainuok be gitaros. Kaip ten yra? Aš pažiūrėjęs, gal prisimins. Arba, žinot, po kokios nors pauzelės. O, labai gerai, po pauzelės mes tada ir padainuosim. Klausyk, iš karto keliauju prie klausimų. Kaip įsivaizduoji, ar įsivaizduoji savo laimėjimą X Factoriuje? Laura klausė iš Vilniaus. Aš čia jau ne vien, kad laimėt, tarp kitko. Nu, bet jei, kad laimėt, ar ne? Bet jeigu, nu, ta prasme, būtų žiauriai. Nu, bet jeigu laimės, jis daug laimėjai, baigėsi X Factorius, kur tada eini, ką darai? Koks yra tavo šventimas, jeigu laimė X Factorių? Pirmiausia, tą vakarą susirenku visą chebrą. Taip. Ir ką nors, kur nors paėdam. Klausė vardenis, pavardenis iš Šiaulių, labas Žygi. Čia labai daug, žinok, iš balsių kažkodėl tau rašo klausimus. Kas ten per balsiai, ką tu ten vyki kitose balsiuose? Tai va, dirbau šią vasarą. Aha, dirbai, ką tu ten darai? Kad kažkaip tu ten esi mokytojas, vadovas. Jo, vadovas. Sako, ar būsi toks pat geras vadovas ir nebūsi pasikėlęs po X Factoriaus? Tai kam tu ten vadovauji? Nu, žodžiu, buvo tokia stovykla, tiksliau dar yra kiekvieną vasarą stovykla vaikų, ten renkasi nuo mažiausiai iki, nežinau, iki 18 metų vaikai. Ir nu, ten tiesiog yra daug vadovų, kurie turi savo pasiėmę, kaip jis pasakyti, sritis tiesiog. Ir tu ką veiki ten? Aš buvau krepšinio, aišku, būrelio toks vadovas. Turėjau patį fainiausią būrelį. Dviračių būrelį. Dviračių būrelį. Mes čia turim, kad tik dviratininką pusiau profesionalą. Nu, tai o ką jūs ten, kur jūs ten mindavot? Mes mindavom. Ko tu jokiesi? Ten yra toks kaimelis netoliese. Kaimelis, jo, kaimelis. Tai va, ir vaikai ten norėdavo žiauriai į parduotuvę nuvažiuoti. Tai va, gečai, davai važiuojam parduotuvę. Tai va, ir važiuodam parduotuvę. Ir taip susikūrė būrelis. Ne, nes būdavo, žinai, tarsi yra dviračiai, nu su jais gali šiaip ką nors daryti, bet aišku, aš padarydavau tokį variantą, kad važiuoti iki Triškių, ten tokio kaimelio. Žodžiu, dviratininkų būrelis tam, kad nuvažiuoti iki kaimelio. Oi, man prašau. Žinai, ledūnas ir dar ką nors. Va taip vaikai praleidžia vasarą, suprantat? Ne, tai tvarsi, ne, aš va dar galiu pagituoti, biškelį. Ten iš tikrųjų žiauriai fainai yra, ten visi yra savo veiklos patinkančių. Gerai, Paulius rašo, Žygi, ar ateinantį sekmadienį atliksi šitą dainą Maroon 5, One More Night? Klausė čia tavęs. Čia toks klausimas, ar lygtais žinot? Ne, tarp kitko ne. Netliksi, ne? Tai sako, jeigu ne, tai ačiū Dievui. Jeigu taip, tai didžiausias sėkmės. Taip, čia vėl apie cukrus arbatą dainą. Ir Remigijus klausė iš Vilniaus, ponas Žygimantai, ar jaučiate palaikymą salėje tiesioginių pasirodymų metu? Gal turite kokių nors patarimų ar kritikos palaikantiems? Remigijus Lukauskai, labas. Taip, čia Remigijus Lukauskas. Iš salės, sako, iš salės, Remigijus, vietinis čia. Tai va, Remigijus, žinok, viskas yra labai fainai, kai atsistoja hebrytė kažkokia ten 8 kokių 10 žmonių ir visi pradeda šaukti ten Žygi, maladėt. Aha. Tai va, tai yra labai fainai. Tai Remigijus, žinok, priekaištų neturiu. Plakatai ten visi, daugiau merginų. Koks ten plakatas, Remigijus? Žygi išėrdi bad kap su peilės. Žygimantai, Body Bangers, visai netrukus kūrinys Sunshine Day, po šio kūrinio mes sugrįšim, tikrai labai paprašysiu tavęs padainuoti jau kažką, nes gitara čia ne veltui stovi kamputyje ir tą kūrinį cukrus arbatoje ir aišku, šiaip daina, kurią tu per visą naktį šiandien mokeisi, ruošeisi čia padainuoti mūsų klausytojams. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. 9:11 rubrika, šiandien joje lankosi Žygimantas Žygis iš X Factoriaus. Žygi, iš karto žinai dar klausimas tau, tu esi Rūtos komandoje, ar ne? Taip. Ką gali apie Rūtą pasakyti? Grįžta mokytoja? Nu šiaip jo. Grįžta, ne? Tarp kitko vakar jo, man labai patiko, kad gavau tokių pastabų tokių daugiau ir ta prasme daugiau žinau, kur ką daryti kaip. Bet iš karto buvau labai patenkintas, nes daugiau, žinai, paspaudė. Žygi, tu dabar turi gitarą savo rankose ir labai noriu, kad padainuotum, tu cukrus arbatą dainuosi, ne? Paprašė visi. Nu taip, visi paprašė, padainuoju cukrus arbatą. Nu tai padainuok trumpai tą dainą, kurią sukūrė tavo draugas irgi Žygis ir jūs ten kartu dainuojat ir YouTube'ai net galima rasti. Tai va, Žygi, linkėjimai tavo miškelį.
Nors ir aš žinau, kad tu vis ieškai kito. Taip, tai tavo nuotraukos vis dar repyta. Ir nieko kito, kaip tik šitą šiltą noriu. Gal iš naujo, o gal pakartoti. Mintimis bėgioti, matyti, ant rankų nešioti. Vėliau namą pastatyti, nudažyti. Nenugriaus jo ir didžiausias uraganas. Skambesime vienažiausias natų gamos. Grįžtaus verks, bet dažniausiai joksis. Mūsų atžalėlės, kurios vėliau ir tuoksis. Išleisim į mokyklą, sudėsim prieš mečius, uždirbsim daug pinigų, gerai viskas bus. O vakarais į svečius prie balto vyno pakviesime savo draugus. Lengvai svaigyla, barniai ir tyla, kurių mes nepažįstam. Tobula diena, kuri iš naujo vyksta. Na, o tu kaip lašas po lašo, skaniausias kvepalų mano kaklo ir jei nesu aš pats brangiausias tau visatoj. Žinau, kad tu mano cukrus arbatoj. Na, o tu kaip lašas po lašo, skaniausias kvepalų mano kaklo ir jei nesu aš pats brangiausias tau visatoj. Žinau, kad tu mano cukrus arbatoj. Ir taip toliau. Aha, Plan, labai gražu. Gabrielė čia rašo tau iš Vilniaus. Labas, Žygi, norėjau paklausti, ką įvardintum kaip stipriausią savo konkurentą ar konkurentę X Faktoriuje? Po šio savaitgalio mano, kaip čia pasakyti, mano favoritė, ne kad konkurentė, nes mes ten visi esam draugai, šeima, bet aš savo favoritę laikau Ievą, man žiauriai patinka, kaip dainuoja. Jo, Ieva dainuoja tikrai labai gerai. Man žiauriai patinka. Klausia Gabrielė, ir dar, ar dainuosi per mano gimtadienį kitais metais nemokamai? Nemokamai. Kas, kaip čia? Cukrus arbatai puikiai daina, sako, turėtum ją atlikti apie X Faktoriuje. Žygimantai, dabar apie X Faktorių patį pakalbėkim. Kas tave vis dėlto, kaip tu nuėjai į tą atranką? Nežinau, kad tu pats savęs ampikai pirmais metais X Faktorius, kad nenuėjai į atranką ir ten buvai susinervinęs, kaip tik šiais metais jau sakai, viskas, reikia? Jo, nesakau, pernai pažiūrėjau, visi sakė, duriniau, ko tu neėjai. Tai va, ir šiemet galvoju, viskas atėjo tą akimirką. Nesigaili ne akimirkos, ar ne? Nesigailiu visiškai, nes, aš vien tik dėl tos akimirkos, kai pabaigiau dainuoti savo dainą tą pirmąją per teisėjų, tą pirmąją atranką. Kai žmonės pradėjo visi ploti, atsistojo ir dar gavau 4 taip, tai žinokit, dėl tos akimirkos, aš galiu daug atiduoti, nes ir daug atidaviau, tarp kitko. Ką atidavai? Ką paaukoji dėl X Faktoriaus? Mokslų turbūt savo. Tai papasakos. Reikia, žinai, iškelį pasigūrti. Gerai. Tai va, šiaip turėjau šią vasarą važiuoti Work and Travel į Ameriką dirbti, bet blemba X Faktorius. Tai va. Paskui turėjau šį pusmetį pirmą važiuoti į Erasmusus, jau viskas jau buvau gavęs, kaip čia pasakyta, leidimą, pakvietimą. Kur? Į Olandiją. Tai va. Olandija. Bet galvojant, palauks, ką padarys, nevažiuosi. Ir kas dar? Dar buvo prieš tą atranką Robbie Williamso koncertas. Taip buvo. Tai ten turėjo būti, bet galvoju, prarėks balsą aš ten per tą koncertą. Tai va, jau 3 dalykai, kuriuos atsisakei. 4, kaip tu sekėsi su mokslis dabar, tu esi tengi visai rimtus mokslis kremtantis vaikinas, ar ne? Ekonomiką studijuoji berods. Taip, būtent. Kaip tau ta ekonomika sekėsi dabar? Dabar sekėsi sunkiau. Jo, dabar taip pasakysiu. Sunkiau šiek tiek. O dėstytojai šiaip atlaidžiau žiūri tave, kad dalyvauji tokiame šou, ar kaip tik pyksta ir sako, žinai ką, vaikeli, pats nuėjai, tai dabar jau pats ir kapstykės. Vienas dėstytojas, vis laik paminėdavo tai, bet geranoriškai, ta prasme, nepiktai, o su kitais dėstytojais šiek tiek, kadangi rečiau susitinku. Tai net nežinau, kaip dabar reaguoja. Šiandien pažiūrėsim dar šiek tiek. Šiandien vis tiek eisiu dar į paskaitas. Žygi, su kuo norėtum sudainuoti X Faktoriuje duetą? Iš X Faktorijos dalyvių? Ne, apskritai iš Lietuvos atlikėjų. Koks geras klausimas. Geras klausimas. Net nežinau. Šiaip, gerai, pagalvokim greitai. Jeigu, iš X Faktorijos dalyvių, tarkim. Iš X Faktorijos dalyvių. Kadangi mano favoritė Ieva, tai tebūnė su Ieva. Su Ieva, ar ne? O jeigu su šiaip žymiu atlikėjų kokio nors Lietuvoje? Su moterim, ar? Moterim. Moterim, gerai. Iš Lietuvos. Iš Lietuvos. Eina savo, kai nežinau, gal. Aš tipo išsivartysiu, tai sakysiu, šiaip, galėsim mes padainuoti. Mes padainuoti galėsim. Gerai, mes galėsim padainuoti. Žygi, ar tu dabar gali padainuoti tą dainą, kurią tu ruošėsi visą naktį? Visą naktį jo rašiau. Nes vakar Žygis man parašė iš tikrųjų žinutę per Facebooką, priėmė mane draugauti, beje, pakvietė mane draugauti. Ir paklausė, Raminta, sako, ką man ten rytoj reikės daryti tą gitarą, sakau, dainuoti, tau reikės ką, sakau, čia tavo reikalas. Tai jisai visą naktį turbūt repetavo ir dabar mes išgirsime jo tą rezultatą. Jo, tarkim, repetavau visą naktį. Labai stengiausi, labai norėjau pasirodyti, nemėgau visą naktį, todėl biškelį dabar gal pakimė, žinai, tipo. Bet reik prisimint. Prisimint. Šiaip kažkas pišnėsim. Palaujo, Mano meilė dėl tavęs
perplauksiu visas upes, perskrėsiu jūras gilias, kad tik tave suras. Jis mane taip žiūri, atrodo, kad man dainuoja. Tai prisijung. Aš pavoksiu iš tavęs, tavo piktas skausmo ašaras, tas legiantį liūdesį. Sakyk, kur tu esi. Aš leisiu išeiti tau, lauksiu, kol grįši, o jeigu ir ne, tave vėl surasiu. Aš vėl sugrąžinsiu tau šypseną lūpom, pasaulio akis, sparnus tavo sielai. Varom dar? Nu, važiuok. Mano meilė, aš tikiu, kad nesvarbu ar daug klaidų, kas buvo pražuvo, svarbu, kad mes dabar kartu. Mano meilė, ar žinai, kad laimės dideli sparnai galėtų nunešti į ten, iš kur mes jau niekad negrįžtume. Aš leisiu išeiti tau, lauksiu, kol grįši, o jeigu ir ne, tave vėl surasiu. 1, 2, 3. Aš vėl sugrąžinsiu tau šypseną lūpom, pasaulį akis, sparnus tavo sielai. Geras, oi, čia ir mane privertė padainuoti. Labai gerai. Labai smagu buvo. Gerai, Žygimantai, dar vienas kūrinys, po kurio mes sugrįšim ir čia turėsiu tau tokią labai smagią užduotėlę. Joje dėja irgi reikės padainuoti, bet tikrai tu tam nesi pasiruošęs. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta.